Sveiki visi. Noriu pranešti nuostabią žinią. Nuo pirmadienio prasideda blogo pasiūlymai. Ir turime net 4 blogo pasiūlymus. Apie kiekvieną iš jų papasakosiu detaliau apie jų eterinių aliejų savybes ir naudojimo būdus. Taigi per 4 dienas, iki kol pasibaigs kiekiai, galėsite pasinaudoti šiais pasiūlymais, o kol kas pasidalinsiu pagrindiniais principais, kaip reikia naudotis blogo pasiūlymais jų metu. Taigi, jeigu turite LRP krepšelį, tai naudokite savo LRP šabloną, ta prasme, nekurkite jokio kito naujo vienkartinio kažkokio tai užsakymo ar kažkokio naujo LRP užsakymo, naudokite tą patį, įvesdami konkrečiai perkamo produkto kodą. Tai turime 4 pasiūlymus. Pirmas būtų perkant kardamono eterinį aliejų. Dovanų gaunate rausvųjų rožinių pipirų eterinį aliejų. Perkant Balance 15 ml buteliuką, jūs gaunate dovanų 5 ml juodųjų eglių eterinį aliejų. Pirkdami Neroli Touch 10 ml tepamą, gaunate dovanų kvapiųjų kanangų eterinį aliejų 15 ml. Na ir paskutinis 4 blogo pasiūlymas, tai perkant Frankincense Touch tepamą eterinį aliejų, atskiestą jau kokoso aliejumi, jūs gaunate dovanų kitus 2, taipogi atskiestus kokoso aliejumi, Motivate Touch ir Lavender Touch eterinius aliejus. Taigi, kaip minėjau, užsisakant, naudokite LRP šabloną, galite užsakyti iš karto visus pasiūlymus 4 ar ten pasirenkant kažkurios tai vienu metu, nebūtina laukti kažkokios sekančios dienos. Galite taipogi įsigyti iki 5 vienetų kažkokio konkretaus pasiūlymo, tai kiekis nėra tiek ribojamas, tai tikrai, manau, galite ne tik savo, bet ir kažkam tais kitam nupirkti, padovanoti šios blogo pasiūlymus. Taipogi galioja iki kol pasibaigs akcijai skirtas kiekis, tai nebūtinai iki 22 dienos ketvirtadienio, gali ir pasibaigti anksčiau, jeigu bus didelis suinteresuotumas ir neužteks to kiekio, kuris yra numatytas blogo akcijai. Kai užsakote LRP užsakymą ir jeigu jūsų užsakymas bus virš 50 PV lojalumo programos taškų, tokiu būdu jūs gausite atitinkamai procentą, turimą LRP procentą nuo to užsakymo. Konkrečiai nuo 50 PV užsakymo jūs atgausite turėdami, tarkim, 30% grąžą, atgausite 15 produkto taškų, kurios vėliau galėsite panaudoti, iškeičiant į nemokamai į produktus. Taigi, užsakant per LRP programą visada yra naudinga ir ši programa turi savo privalumą, nei kad užsakant vienkartinių užsakymų. Be to, užsakant LRP užsakymų, jūs atgaunate taipogi produkto taškus, 7 produkto taškus už tokį užsakymą padengiant siuntimo kaštus. Taigi, pradėkime nuo kardamonų ir rožinių pipirų blogo. Tai, kaip minėjau, įsigijant, perkant kardamono eterinį aliejų, dovanų gaunate rožinių pipirų. Ir kardamono eterinis aliejus labiausiai žinomas dėl savo poveikio virškinimo sistemai pirmiausiai. Palaiko bendrą virškinimo trakto sveikatą, ramina virškinimo sistemą, taipogi labai naudingas kvėpavimo sistemai, kvėpavimo takų sveikatai, skatina sveikas ląstelių funkcijas, atpalaiduoja raumenis taip pat ir naudingas
palaikant sveikas širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijas, imuninės sistemos, kepenų funkcijas. Na ir kaip prieskoninis augalas, jisai naudojamas be abejo ir ruošiant maistą, tai ypatingai virimui, kepimui galite pašlakstydami šiek tiek su dantų krapštuku kardamono eterinį aliejų pavilgyti savo patiekalus. Na, nepersistenkite su vienu lašu, tarkim, eterinio aliejaus, geriau išbandyti pradžiai su mažesniais kiekiais. Išgaunamas Gvatemaloje iš kardamono sėklų distiliavimo būdu, derinamas su įvairiais eteriniais aliejais, tai daugiau taipogi imuniniai sistemai, kvėpavimo sistemai stiprinti, tai su cinamonu, gvazdikėliu, imbieru, eukaliptų, pipirmėčių ir On Guard Zengest mišiniais. Šis kardamonų eterinis aliejus įeina taipogi į Zengest mišinio sudėtį. Ir mišinio sudėtį nepamenu, ar įeina, bet taipogi turintis eterinis aliejus, turintis naudingų funkcijų kvėpavimo sistemai. Galite vartoti į vidų kaip vienas iš tokių pagrindinių vartojimo būdų šio eterinio aliejaus, tai tiesiog į vidų pavalgio su vienu lašu išgeriant stiklinę vandens. Jeigu jaučiatės nepatogiai vartodami į vidų, galite naudoti tepant, tiesiog esant virškinimo diskomfortui pasitepti pilvą. Kaip pavyzdys, arba atlikti galite inhaliaciją iš delnų, garinant taipogi difuzoriumi tam, kad suteiktų, numalšintų jūsų pyktį, neigiamas emocijas ir suteiktų tokio protinio aiškumo, objektyvumo priimant sprendimus ar kažką tais kritikuojant. Aromaterapija labiausiai žinomas dėl savo priešuždegiminio, antibakterinio, priešinfekcinio poveikio, antimikrobinio, antispazminio, taipogi virškinimą gerinančio, kvėpavimo takus atlaisvinančio veiksmingumą. Gali padėti esant virškinimo diskomfortui, tai kaip minėjau, vienas iš pagrindinių būdų, tai vartojant į vidų ar pasiruošiant tiesiog kapsulės ar išgeriant su stikline vandens, ar tiesiog tepant pilvą. Esant pykinimui galite vieną lašą įlašinti po liežuviu, esant kvėpavimo sutrikimui, kosuliui, taipogi tepti krūtinę, pėdų padus, galbūt nugarą, viršutinę nugaros dalį. Naudojamas esant astmai, kolitui, vidurių užkietėjimui, galvos skausmui, uždegimui, menstruacijų skausmui, raumenų skausmui, kaip minėjau, pykinimui, įvairiems kvėpavimo sutrikimams, skaudančiai gerklei. Emocinis poveikis tai labiausiai naudojamas esant pastoviam, giliam pykčiui, susierzinimui, kitų žmonių kritikai, dėl jų, tarkim, tam tikrų trūkumų padeda mums prisimti asmeninę atsakomybę už savo jausmus, suteikia ramybės, padeda labiau kontroliuoti save, įvertinti situaciją, ramesnę emocinę būseną. Pagrindinės analizuojamos emocijos tai pyktis, greitas susierzinimas, kritika kitiems žmonėms, kaltinimas, negalėjimas aiškiai mąstyti, savanaudiškumas, ir suteikia objektyvumo, savikontrolės, pagarbos, tolerantiškumo, kitų atžvilgių, kantrybės, blaivaus mąstymo, dosnumo. Kaip vienas iš tokių funkcinių pakaitalų kardamono eteriniam aliejui gali būti eukaliptų, imbierio eterinis aliejus. Tai daugmaž įsivaizduojate, kokios jo yra savybės, tai konkrečiai eukaliptų daugiau naudojamas kvėpavimo sistemai, imbierio imuniniai sistemai, kvėpavimo sistemai, taipogi virškinimui. Kaip aromatinis pakaitalas, tai labiausiai galbūt panašus į gvazdikėlių eterinį aliejų. Man iš tikrųjų kardamono eterinis aliejus pirmas iki paruošiau šio aromato doTERRA's konferencijoje Europoje, Düsseldorfe.
Ir man toks iš tikro išskirtinis aromatas pasirodė, lyginant su kitais eteriniais aliejais. Tai turi kažką savo tokio išskirtinio. Pats aromatas yra labiau aštraus vaisinio šilto balzaminio aromato. Ir, kaip minėjau, išgaunamas Gvatemaloje, taipogi bendradarbiaujant su vietinėmis bendruomenėmis yra remiamos tos bendruomenės tai įvairiais projektais, tai tiek suteikiant paskolas palankiomis sąlygomis tų žmonių verslų vystymui, kadangi Gvatemaloje yra atlyginimas pakankamai žemas, minimumas galbūt berods sudaro apie 230 eurų, jei neklystu. Ir tose šalyse taipogi yra svarbus darbo užmokestis, tai taipogi sveikatingumo advokatai, kaip čia, plėsdami doTERRA plėtrą Gvatemaloje, jie taipogi turi galimybę užsidirbti iš šios veiklos. Ir taipogi kiti projektai, bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis, tai yra mokyklų statymas, įvairių paruošiamųjų mokyklų įrengimas, žmonių kvalifikacijos kėlimas tam, kad jie turėtų palankes konkurencingas darbo rinkos sąlygas. Tokiu būdu skatina edukuoti tos žmonės, kad jie turėtų išsilavinimą ir kitą veiklą. Taigi tiek apie kardamono eterinį aliejų ir, kaip minėjau, dovanų gautumėte rožinių pipirų eterinį aliejų panašios vertės. Rausvųjų pipirų eterinis aliejus yra distiliuojamas iš rausvųjų pipirų kukurūzų medžio vaisių, kuriuos senovės inkai naudojo žolelių įvairiems mišiniams paruošti tam, kad norėdami patenkinti įvairius sveikatos poreikius. Šios aprašymus pasidalinsiu taipogi LifeForce grupėje, tie, ką žiūrite video šioje grupėje, taigi pasiskaitysite detaliau konkrečiai apie kiekvieną iš šių eterinių aliejų BOGO akcijos. Ir rožinių pipirų jisai yra išgaunamas Peru valstybėje, bet taipogi ir Kenijos valstybėje. Daugiau yra kilmės iš Peru. Ir, kaip minėjau, distiliavimo būdu iš vaisių yra išgaunamas eterinis aliejus. Labiausiai derinamas su citrusiniais, gėlių eteriniais aliejais, tokiais kaip rožių, šalavijų, levandų, apelsinų, bet gali būti derinamas su kitais, kaip pavyzdžiui, frankincense, šaltmečio, eukaliptų, siekiant sustiprinti irgi to eterinio aliejaus savybės tam tikroms funkcijoms pagerinti. Tai kaip pavyzdys, siekiant skatinti sveikas imuninės sistemos ir ląstelių funkcijas, šis eterinis aliejus labiausiai ir pasižymė, turbūt stipriausios jo būtų savybės. Ir savo savybėmis funkcionalumu labai panašus į juodųjų pipirų eterinį aliejų, kuris taipogi naudojamas tiek imuniniai sistemai pagerinti, antioksidaciniam poveikiui suteikti ir ląstelių funkcijoms pagerinti, bet taipogi naudojamas tiek kvėpavimo sistemos sveikatai pagerinti, tiek ramina nervinę sistemą, pakilėja emociškai, gerina koncentraciją, suteikia energijos, ypatingai taipogi naudinga širdies ir kraujagyslių sistemai, padeda palaikyti sveiką cukraus ir cholesterolio kiekį kraujyje. Ir taipogi kaip ir kardamonas turi tokių savybių, kaip naudingas taipogi virškinimo sistemai, kaip minėjau, kvėpavimo sistemos funkcijų palaikymui, padeda esant kaulų ir raumenų diskomfortui, skatina medžiagų apykaitą, ir taipogi naudojamas maisto ruošime, labiau tik tai galbūt gaminant desertus. Ir dėl savo malonaus kvapo plačiai naudojamas parfumerija, tai daugiau turi tokio aštraus vaisinio, šiek tiek medžio aromato.
Naudojamas taipogi į vidų, galite naudoti vieną lašą su stikline vandens, tiek siekiant pagerinti imuninės sistemos funkcijas, tiek širdies ir kraujagyslių sistemos darbą. Taigi, aromaterapija irgi turi panašių savybių kaip ir juodųjų pipirų, kaip ir kardamono eterinis aliejus, tai tiek prieš uždegiminio, antibakterinio, antivirusinio, antimikrobinio, analgetinio, antiseptinio, antispazminio, virškinimą gerinančio, tonizuojančio veiksmingumą. Gali padėti esant imuniniai sistemai stiprinti, tai vartokite 1-2 lašus su kapsulėmis arba tepkite pėdų padus. Esant įvairiems kvėpavimo sutrikimams, kosuliui 1-2 lašus atskiedus augaliniu aliejumi tepkite krūtinę ir nugarą. Na ir esant įvairiems virusams, kaip antivirusinis eterinis aliejus, galite garinti difuzoriumi ar tiesiog atlikti inhaliaciją iš delnų. Kaip funkcinis pakaitalas, tai panašus taipogi žaliųjų mandarinų eterinį aliejų, kuris daugiau galbūt irgi naudojamas tiek virškinimo sistemos funkcijoms palaikyti. Kaip aromatinis pakaitalas panašus į kadagio uogų, juodųjų pipirų eterinį aliejų. Taigi tiek apie šį pasiūlymą. Sekantis būtų įsigijant Balance eterinį aliejų 15 ml, dovanų gautumėte Black Spruce 5 ml juodųjų eglių eterinį aliejų dovanų. Ir pateiksiu aprašymus kiekvieno jų ir papasakosiu šiek tiek apie kiekvieną. Tai Balance mišinys aplamai sukurtas tam, kad suteiktų ramybės, harmonijos, subalansuotų emocijas, esant nerimo jausmams, balansuoja kūną. Taigi jo sudėtyje yra tokie eteriniai aliejai kaip eglių, homedžio, bosvelijų, mėlynosios bitkreslės, mėlynosios ramunėlės eteriniai aliejai. Na ir dėl šios sudėties labiausiai tinkamas derinti taipogi su tokiais eteriniais aliejais, kurie suteikia nusiraminimo, harmonijos mūsų emocijoms. Tai tokie eteriniai aliejai kaip bosvelija, bergamota, pipirmėtė, Forgive mišinys, Serenity mišinys, Citrus Bliss mišinys. Tai geriausia derinti su jais, bet taipogi galite naudoti tiesiog vieną Balance mišinį, nebūtina derinti su jokiais kitais ir tikrai aromatas yra tikrai malonus ir žinau Lietuvoje moterims ypatingai patinkantis. Taipogi galimas naudoti galite naudoti kaip kvepalus, tiesiog pasitepant vienu lašu riešus arba šiek tiek pausimis. Galite naudoti taipogi su aromaterapijos pakabukais, papuošalais, apyranke, mašininėme difuzorėje ar namų difuzorėje, garinant tiesiog vieną patį Balance mišinį arba derinant su, tarkim, frankincense eteriniu aliejumi. Siekiant sustiprinti nusiraminimą, esant stresinėms situacijoms, nerimui galite derinti Balance mišinį kartu su Serenity mišiniu, daugiau vakarais. Jeigu siekite palaikyti teigiamą emocinę būseną visos dienos metu, galite iš ryto pasitepti Balance mišiniu pėdų padus 1-2 lašais arba, kaip minėjau, naudoti visos dienos metu su aromaterapiniais pakabukais ar tiesiog pasitepant riešą įvairius emocijas veikiančius taškus. Pagrindinės savybės ramina esant emociniam stresui, nerimui, skatina ramybę, emocinį balansą, padeda atsipalaiduoti, esant hiperaktyvumui, skubotumui, taip pat puikiai tinka naudoti meditacijos, jogos, masažų metu ir šis derinys kartu su juodųjų eglių eteriniu aliejumi, tai labai puikiai tinka konkrečiai meditacijų, jogų, masažų metu, tam, kad pasiektumėte
pozityvią emocinę būseną. Švelnina baimės, sielvarto, liūdesio jausmus. Puikiai tinka naudoti atpalaiduojančiai voniai, įlašinant į epsom druskas kartu, tarkim, su levandos eteriniu aliejumi, jeigu vakariniam tokiam atpalaiduojančiam seansui naudotumėte. Na ir kaip ir daugmaž tiek apie Balance mišinį pagal jo sudėtyje esančius eterinius aliejus. Labiausiai aromaterapija žinomas dėl savo tokio poveikio esant depresijai, nerimui, kaip minėjau, pykčiui, sielvartui, esant bursitui, diabetiniams opoms, epilepsijai, hiperaktyvumui, išvaržoms, komai, nugaros skausmams, Parkinsono lygai, smegenų integracijai, traukuliams, vilklygiai, bet čia be abejo reikia detaliau panagrinėti konkrečiai kiekvieno eterinio aliejaus savybės, koks jų yra poveikis konkrečioms lygoms. Tai į šios reikalus kol kas nesigilinsiu labai plačiai. Keli deriniai garinimui su difuzoriumi, tai tiek emociniam balansui galite naudoti apelsinų, balans, kedrų, eterinius aliejus, taipogi pykčių, nervingumui ir zlumui su kitais kaip Citrus Bliss, Forgive mišiniais, sustiprinti efektą miego būsenai, tai naudokite su Serenity arba levandų eteriniais aliejais. Tai tiek apie Balance ir, kaip minėjau, dovanų gautumėte juodųjų eglių, Black Spruce eterinį aliejų dovanų. Juodoji eglė istoriškai Amerikos indėnų buvo naudojama odos sveikatai, sielos gydymo ir apvalymo praktikose. Sudėtyje turi bornil acetato, pasižymintis atpalaiduojančiomis ir kuris labiausiai pasižymė atpalaiduojančiomis, raminančiomis savybėmis. Na ir puikiai tinka masažui, bet taipogi ir aromatiniam tiesiog naudojimui, atliekant inhaliaciją iš delnų ar garinant difuzorium. Geriausiai dera su panašiais eteriniais aliejais kaip ir Balance mišinys, tai bosvelijų, levandų, kedrų, apelsinų, bergamočių, tuo pačiu Balance mišiniu. Pagrindinės savybės, tai skatina lengvo kvėpavimo pojūčius, galite atlikti inhaliaciją iš delnų arba tiesiog kvėpti iš buteliuko, garinti difuzoriumi tam, kad pasiekti daugiau emocinę harmoniją, balansą, padeda sumažinti ir valdyti stresą, panaikina emocinius blokus, balansuoja emocijas, padrąsina. Galite naudoti įlašinant kelis lašus į losioną ar drėkinančią priemonę ir naudoti kiekvieną dieną, kad palaikyti lygią švarią odą. Padeda sušvelninti nežymų odos sudirginimą ir raminantis atpalaiduojantis masažų metu. Taipogi padeda reguliuoti sveiką imuninį aktyvumą ir skatina sveikas sąnarių funkcijas ir mobilumą. Aromaterapija labiausiai žinomas dėl priešuždegiminio, antireumatinio, antiseptinio, priešnavikinio, priešgrybelinio, analgetinio, antiartritinio, antispazminio, tonizuojančio, atsikosėjimą lengvinančio, kvėpavimą gerinančio veiksmingumo. Na ir pagrindiniai naudojimo būdai, vertinant pagal ligą simptomus, yra rekomenduojami esant, tarkim, astmai, 1-2 lašai atskiedus su augaliniu aliejumi tepti krūtinę, imuninės sistemos stimuliavimui, taipogi taip pat tepant pėdas, užguliusiai gerkliai gleiviams, esant gleiviams, skrepliams, taip vadinamums, 1-2 lašus atskiedus augaliniu aliejumi tepti kaklą ir krūtinę. Reumatui, taip pat tepimui, esant tam tikrose vietose diskomfortui, tepant konkrečias vietas. Emociniam sukrėtimui tiesiog irgi 1-2 lašus naudokite inhaliaciją iš delnų. Emocinis poveikis tai suteikiantis ištvermingumo, įžeminantis, pakeliantis, panaikina emocinius blokus, skatina drąsos jausmą,
eiti pirmin, padeda panaikinti baimės, kurias įtakojo patyrimai praeityje. Keltas receptų garinimui difuzoriumi, raumenų sutvirtinimui ir skausmui malšinti tinka derinti su kopaiba arba kitaip kopalio eteriniu aliejumi arba dyblių mišiniu aroma touch mišiniais. 2 lašus juodųjų eglių, 2 lašus kopaibos ir 6 lašus augalinio aliejaus atskiesti ir tepti veikiamas vietas. Prieš jogos sesiją atlikite inhaliaciją iš delnų, kad paskatinti žeminantį efektą ir lengvo kvėpavimo pojūčius. Na ir šiek tiek pasiskaitysite detaliau, pats eterinis aliejus yra išgaunamas Kanadoje iš juodųjų eglių ir panaudojamas taip, kad neterštų aplinkos, naudojamas konkrečiai iš tų medienos plaušų, kurie jau yra, taip sakant, atidedami į šoną, nebenaudojami medienos pramonės. Tokiu būdu doTERRA šias atliekas, galima taip pavadinti, surenka ir panaudoja konkrečiai eterinio aliejų išgavimui, tokiu būdu nekenkdama aplinkai. Ir šis eterinis aliejus eina į Balance ir Forgive mišinių sudėtis. Taigi, sekantis iš pasiūlymų būtų įsigijant Neroli Touch arba kitaip karčiųjų apelsinų žiedų eterinį aliejų ir dovanų gautumėte 15 ml Ylang Ylang arba kitaip kanangų eterinį aliejų. Aprašymus, nežinau, galbūt pateiksiu vėliau, kol kas trumpai papasakosiu apie kiekvieną iš jų. Tai Neroli eterinis aliejus labiausiai pasižymi savo poveikiu odos priežiūrai. Taipogi galite naudoti kaip kvepalus, esant, kaip kvepalus tiesiog yra toks, pakankamai malonus tiek citrusų, tiek gėlių aromato. Tai daugiau priskiriamas galbūt prie gėlių tokio malonesnio aromato. Ir pagrindinės jo savybės yra, esant nerimui, depresijai, menstruacijų skausmams, spazmams, naudojamas taipogi, lyginant pagal jo savybės, kurios yra žinomos pagal aromaterapijos medžiagą. Taipogi, kaip minėjau, naudojamas esant depresijai, nerimui, tai daugiau veikiantis kaip raminantis eterinis aliejus. Esant virškinimo sutrikimams, žarnyno spazmams, virškinimo spazmams, padedantis taipogi esant nemigai, nerviniai įtampai. Taipogi esant randams, raukšlėms, pasitepant taipogi nereikia skiesti su augaliniu aliejumi, tiesiog iš karto tepate odos veikiamas raukšlės randus. Ir kaip minėjau, daugiau yra naudojamas labiau emociniai būsenai pagerinti ir odos priežiūrai pagerinti. Kaip minėjau, daugiau naudojamas tepimo būdu, kadangi tai jau yra atskiestas paruoštas eterinis aliejus. Ylang Ylang eterinis aliejus labiau žinomas, taipogi turi panašių savybių kaip ir Neroli, labiau naudojamas odos priežiūrai, tų pačių raukšlių randų mažinimui. Naudojamas plaukų priežiūrai, esant, tarkim, ypatingai karštuoju metų laiku, išblukusiems plaukams, suteikti šviežumo spindesio, tai labiau naudojamas kanangų eterinis aliejus plaukų priežiūrai. Jeigu nežinote, kokius eterinius aliejus naudoti su šampūnu, tai galite, pavyzdžiui, lašinti Ylang Ylang vieną lašelį, kartu jau su naudojimu šampūnu, kokį naudojate. Suteiks plaukams žvilgesio. Ir
Pagal aromaterapiją taipogi, na ir kaip ir nerolis, emociškai veikia raminančiai, tiek esant nerimui, stresui, tai tiek aukštam taipogi kraujospūdžiui, bet daugiau reguliuojantis galbūt kraujospūdį. Ir eterinis aliejus, na, gali būti naudojamas į vidų, tiesiog galbūt aš tiek labai į vidų vartojimo tokio nerekomenduočiau, labiau siūlyčiau naudoti jį tepimui arba aromatiniam inhaliavimui iš delnų arba tiesiog garinant difuzoriumi. Labiausiai aromaterapija žinomas dėl savo pritaikymo esant išbalansuotiems hormonams, aukštam kraujospūdžiui mažinti, esant žemam libido. Taipogi toks žinomas kaip antifrodiziakinis eterinis aliejus, kaip ir neroli beje. Esant nevaisingumui, rekomenduojama masažuoti 1-2 lašais virš pilvo. Esant širdies permušimui, pasitepti virš širdies arba tiesiog naudoti garinant difuzoriumi. Na ir taipogi pritaikomas tiesiog siekiant pagerinti širdies ir kraujagyslių sistemos darbą, esant arteriniai hipertensijai, chroniniam nerimui, chroniniam išsekimui, nerimui, depresijai, diabetui, plaukų slinkimui taipogi ir žarnyno spazmams, hipertenzijai. Tai pakankamai panašios savybės į nerolį eterinio aliejaus, tai tiek galite pritaikyti, kaip minėjau, emociniai būsenai, odos priežiūrai, širdies ir kraujagyslių sistemos darbui pagerinti ir virškinimo sistemos pagerinimui, žarnyno daugiau sistemos. Na ir, kaip minėjau, antifrodiziakiniai daugiau esant žemam libido. Ketvirtas iš Bogo pasiūlymų yra frankincense. Įsigijant frankincense touch jau atskiestą augaliniu aliejumi eterinį aliejų, jūs gautumėte dovanų 2 eterinius aliejus, tai taipogi atskiestus augaliniu aliejumi, tai Motivate Touch motyvacinis eterinių aliejų mišinys ir levandos tepamas eterinis aliejus. Aprašymus taipogi esu pasidalinęs, kas esate prisijungę prie mūsų WhatsApp grupės, galite pamatyti tenai, bet taipogi pasidalinsiu mūsų Lifeforce grupėje, jeigu nesate prisijungę. Frankincense eterinis aliejus, jisai aplamai žinomas dėl savo universalumo, turintis įvairių pritaikymo galimybių, tai jeigu nežinote, kokį eterinį aliejų naudoti, visada galite naudoti frankincense ir tikrai neapsiriksite. Tai gali būti pritaikomas tiek palaikant sveikas imuninės, nervinės, virškinimo, kvėpavimo sistemų funkcijas, skatina sveiką ląstelių funkcionavimą, apsaugantis ląsteles bei padedantis organizmui valdyti uždegiminius procesus, ir naudingas ypatingai odos priežiūros įvairių procedūrų metu, bet man labiausiai patinka dėl savo poveikio nerviniai sistemai. Galimas vartoti į vidų, tiek įlašinant po liežuviu, tiek pasiruošiant augalinės kilmės, tiek pasiruošiant kapsulės. Augalinės kilmės, kas nežinote, doTERRA turi veggie caps vadinasi, tai yra tuščios kapsulės, į kurias galite įsilašinti tam tikrus eterinius aliejus. Šiuo atveju, kadangi turime jau tepamą paruoštą tepimui eterinį aliejų, tai daugiau naudotumėte
konkrečiai tik tai tepimui, nei garinimui, nei į vidų netinkantis, bet siekiant pagerinti tiek nervinę, emocinę būseną, jūs galite naudoti tepant tiek riešus, tiek vidinės alkūnių vietas, tiek ausimis ar tiesiog sprandą, esant galbūt galvos skausmui virš kaktą, sinusų, smilkinius, atsiprašau. Taigi, bet be abejo, galite tepti tas veikiamas vietas, kur jaučiate kažkokį galbūt raumenų diskomfortą ar virškinimo diskomfortą, tai konkrečiai tepate pilvą ir panašiai. Na ir padeda palaikyti sveikas kepenų, šlapimo pūslės, šlapimo takų funkcijas, širdies, kraujagyslių sistemos veiklą, tai tikrai universalus eterinis aliejus, pritaikomas viskam. Galbūt užteks tiek apie frankincense eterinį aliejų, tikrai galima labai daug pasakoti, bet pasiskaitykite aprašymą ir tikrai vienas iš vertingiausių žinomų eterinių aliejų aplamai pasaulyje. Ir nebereikalo, nebepagrindo yra taip vertinamas. Taigi, dovanų įsigydami Frankincense Touch, dovanų gautumėte Motivate Touch, tai Motivate jau pats pavadinimas sako iš anglų kalbos, kad tai yra skirtas mišinys tam, kad suteikti daugiau motyvacijos, esant, tarkim, įvairiom neįgiamom emocijom, tokiom kaip kaltė, pesimizmas, tai šis Motivate mišinys suteikia daugiau pasitikėjimo, drąsumo jausmų. Jeigu jaučiate nusivylimą darbe ar turite kažkokį tai svarbų susitikimą, pokalbį, tai tam, kad jaustumėte daugiau drąsos, pasitikėjimo, tai pasitepkite šiuo Motivate Touch mišiniu, taipogi tas pačias emocinių taškų vietas. Jausite tokį šaldantį, galbūt lengvą šaldantį poveikį, bet aromatas tikrai pats malonus. Aš jį pakankamai dažnai naudoju ir iš tikrųjų, toks iš emocinio rinkinio, tai man vienas iš mėgstamiausių ir dažniausiai naudojamų. Sudėtyje turintis melisų, vanilės, pipirmėčių, klementinų, kvapiųjų mandarinų, korianderio, baziliko, rozmarinų eterinius aliejus, tai daugiau tokių prieskoninių ir citrusinių eterinių aliejų savo sudėtyje. Berods kaip ir viską papasakojau apie šį mišinį, pagrindinius akcentus daugiau pasiskaitysite trumpame mano paruoštame aprašyme apie šiuo atveju gryną eterinį aliejų, bet savybės jo yra tokios pačios kaip ir Motivate Touch yra tokios pačios savybės kaip ir gryno eterinio aliejaus. Tiesiog kitame formate labiau pritaikytame patogesniam naudojimui, konkrečiai tepant. Ir levandos eterinis aliejus, taip pat kaip ir frankincense, yra plačiai naudojamas, plačiai pritaikomas ir labiausiai žinomas dėl savo raminančių savybių. Ypatingai tie, kas turite problemų galbūt su nemiga, su miego įvairių kažkokių sutrikimų, tai levanda yra labiausiai turbūt naudojamas tam, kad suteikti raminančio poveikio, tam, kad pasiruoštumėte emociškai, nusiramintumėte ir pasiruoštumėte konkrečiai ramesniam miegui. Taip pat pritaikomas esant įvairiems pasitaikantiems odos sudirgimams, tai jau atskiestas mišinys Lavanda Touch yra patogus naudoti, jeigu įsipjaunate ar yra kažkokie odos sudirgimas, odos bėrimas, tai labai patogu naudoti, nereikia skiesti, nereikia pergyventi, kad galbūt turite kažkokį pernelyg padidintą odos jautrumą, tai bus saugu naudoti ne tik suaugusiam, bet ir vaikams.
Ramina ir atpalaiduoja streso metu, padeda sušvelninti nervinę įtampą, mažina nerimą, teigiamai veikia nervų sistemą. Taip pat palaiko imuninės, nervų, širdies, kraujagyslių sistemų veiklą, naudingas esant įvairiems vabzdžių įkandimams, tiek uodams, tiek bitėms. Naudojamas taip pat siekiant apsisaugoti nuo uodų įvairiuose mišiniuose, kurias galite pasiruošti kartu su levandos eteriniu aliejumi. Taip pat levandų eterinis aliejus naudojamas maisto gaminime, ypatingai galbūt daugiau kepiniuose, desertuose, tai tie, kas mėgstate, tarkim, gaminti pyragus, tai nepatingėkite įlašinti vieną lašą levandos eterinio aliejaus į tam paruoštą pyrago kepimui masę. Ir tokiu būdu tikrai bus ne tik malonus aromatas, bet ir pasisavinsite levandų eterinio aliejaus naudingas savybės. Bet kadangi, atsiprašau, šiek tiek nukrypau nuo pačio produkto, kurį įsigytumėte, tai kadangi įsigijate levandos jau paruoštą tepimui mišinuką, tai šiuo atveju nelabai galėtumėte naudoti jo maisto ruošime. Tiesiog jeigu turite gryną eterinį aliejų, tai be abejo galite naudoti. Tai jeigu nepasinaudosite BOGO pasiūlymų, galite įsigyti atskirai konkrečiai gryną eterinį aliejų ir naudoti pilnavertiškai tiek aromatiškai, tiek į vidų, tiek tepimų. Pagrindinės savybės žinomos aromaterapijoje, tai taipogi labai daug turi įvairių savybių. Kaip minėjau, pagrindė daugiau skirtas emociniai būsenai pagerinti, esant stresui, nerimui, miegui, miego sutrikimams, galvos skausmui, migrenai, sudirgusiai odai, nudegimams, įpjovimams, įbrėžimams, nubrozdinimams, pūslelėms. Ir veikiantis taipogi kaip antialerginis eterinis aliejus, tai galite tiesiog pasitepti irgi šalia nosies, po nosimi, jeigu turite kažkokią alerginę galbūt reakciją žiedadulkėms, kaip pavyzdys. Taigi tiek, išgaunamas Bulgarijoje, Prancūzijoje, ir daugiau, manau, pasiskaitysite taipogi aprašyme, kuriuos skelbiame tiek WhatsApp, tiek LifeForce grupėje. Ir pabaigai norėčiau paminėti, kad taip pat yra BOGO krepšelis, kurį įsigijant, bus paskelbta vėliau atskiras prekės numeris konkrečiai tam, kad įsigyti BOGO krepšelį su visais 4 BOGO pasiūlymais ir taip pat gaunate Helichrysum eterinį aliejų 5 ml, kurio vertė apie 91 euras. Beje, tai vienas iš tokių vertingiausių, brangiausių eterinių aliejų labiausiai žinomų pasaulyje ir labiausiai naudojamas daugiau esant įvairioms odos problemams. Bent jau aš galbūt asmeniškai daugiau pritaikyčiau tokiam naudojimui. Bet tai taip pat turintis imuninę sistemą stiprinančio galbūt kažkiek antialerginio poveikio. Ir su šiuo BOGO krepšeliu jūs gaunate dovanų specialią doTERRA tašę rankinuką ir paslaptingą 15 ml eterinį aliejų, kuris kol kas taip pat nėra aiškus, koks bus. Tai galbūt sužinosime plačiau apie tai pirmadienį, kai jau prasidės BOGO akcija. Taigi turite daugiau klausimų, rašykite konkrečiai WhatsApp grupėje, LifeForce grupėje arba tam asmeniui, kuris supažindino jūs su doTERRA, tam, kad galėtumėte įsigyti palankiausiamis sąlygomis ar įsigijant per savo asmeninę doTERRA paskyrą ar per tą žmogų, kuris supažindino jūs su doTERRA, kuriuo jūs pasitikite, iš kurio norite gauti visą reikalingą informaciją. Taigi, linkiu gražios sekančios prasmingos savaitės ir linkiu bent jau pasinaudoti vienu iš BOGO pasiūlymų. Šie pasiūlymai, kaip galbūt dar
ne visi žinote, vyksta 2-3 kartus per metus, tai yra palankiausias, ekonomiškiausias, geriausias metas, kai galite įsigijant vieną eterinį aliejų, gauti dovanų kitą ir tokiu būdu jūs sutaupate labiausiai, nei kad perkant įprastu metu, bet kuriuo metu neblogo akcijos metu. Taigi, ačiū uždėmesį, iki.